ir ką pridarėm? Nusileidau į viršaus. Sėdi va šitas razbaininkas, eglutę nusivertęs. Dieve, greičiau to šventė nusibaigtų. Eglutę reikia saugoti. Oi, tu kruopa. Viską nurovus, kas tik įmanoma. Įgrįso tos po balio mišrainės, įgrįžo tos silkės, jau žiūrėti nebegaliu. Sugalvojau išsivirti sriubos. Tokia mano sriuba bus visų likučių. Vat yra virti burokėliai dar nepanaudoti, kol nesugedo, sunaudosiu į sriubą. Čia turiu šaldžiusi šviežių burokėlių lapų. Šaldytų į sriubą. Bulvytė, morkytė, toks suneštinis balius bus mano sriuba. Kas likučiai, kokie daržovės liko. Viskas. Kruopa ten siautėja. Bus tokia ir mano sriuba, nes jau tas mišrainės jau net skrandis skauda, jau net žiūrėti nebegaliu. Norisi jau kažko šilto, tokio gaivaus. Aš visai užmiršau, kad aš turiu prisidžiovinus garšvos ir aš jos niekur nenaudoju. Dabar prasiknysiau pro visus savo susiekus. Žiūriu, radau. Oi, kvepia kaip. Taigi galima ir į sriubas kaip petražolės panaudoti ir įsiberti. Reikia ją vartoti. Prisidžiovinu, prisikaišau visus pakampius, paskui užmirštu. Radau va tokį indelį. Ten būna man dar padėta. Prisidėsiu, kad man ant akių stovėtų. O taip tai prisidarau, prisikaišau ir paskui galima vartoti. Šitoks naudingas augaliukas. Vietoj petražolės. Aš sugalvoju taip į sriubą įberti. Va čia pasidėjau. Gal pamatysiu. Bet ir tai negarantuota. Tikrai ne. Galiu ir užmiršti. Aš sriubas, kai verdu, niekada neverdu ant mėsos. Labai retai kukuliukus, kada iš faršo darau, bet tai būna retai. Va taip morkas gėjai sviestė, lydytam sviestė apšutinu. Ir į puodą. O čia va ir. Ir žyrinių šaukštą radau, ir bulvytę, ir dar keli lapeliai paprikos dar buvo šaldytos naminės. Tai sakau, tokia sriubytė, kad kas buvo, tas ir į puodą vadina sriuba. Ir va, to riebalo daržovėm užteks. Nežinau, aš nemėgstu, kai būna. Kartais, kai būna labai geras jautienos buljonas, dar mėgstu sriubas. Bet tą jautienos buljoną išvirtą ir reikia, dievuli mano, pusė dienos kliurkintos tą jautieną. Taip, man. Visai neblogai valgosi prieskoniais už. Pridedu prieskonių, nuo sviestelio būna riebalo, man labai skanu. Nors sriuba man visada yra skaniau pastovėjusi kokią pusdienį gerą, kai jau viskas persiženyje, bet tada skani sriuba. Noriu pasidalinti. Tokia arbata, kurią aš geriu po visų švenčių apsivalgymo, apsirijimo, neapsivalgymo. Ir man jinai padeda. Čia bus anyžiai, bet kokie anyžiai, aš turiu tik žvaigždinį anyžių, kalendra, ožragė, pankolis, imbierius ir vanduo. Ir dar įsidedu cinamono, nes pagerina tos arbatos skonį, nes kai kalendros prisidedi, tai biški kartoka. Ir vat, dedu viską į puodą, pilu 700 ml vandenėlio. Šitą arbatytę aš tada pasidarau po gero apsivalgymo, atgeriu 3 kartus per dieną. Po valgių. Padeda biški truputį atstatyti visą apsirijimą. Oi, palaukit, man dabar labai sunku vieną ranką dėti ir filmuoti. Va, į tą puodą įmetu vieną šitą žvaigždutę. Pusę šaukštelio pankolių į 700 ml. Pankolis tai man iš vis patinka, toks malonus kvapas, kalendros. Daug nedėsiu, nes tokias nelabai mėgstu, ir ožragės. Toks truputį pagerina virškinimą ir patvarko tą žarnyną po tokio švenčių ryjimo maratono. Apie 2 cm tarkuoto imbieriaus įsidedu. Ir cinamoną. Cinamoną dedu vien todėl, kad truputį maloniau gerti.
truputį skonį pagerina ir užvyrinu visą šitas seklytes. O paskui, kai jau pavirsiu, 15 minučių pastovė, susipilu į termusą, nes nenoriu, čia galima dėti ir į termusą, visą sėklą sudėdi ir užpili vyrintų vandeniu karštu. Bet aš nenoriu, nes paskui labai sunku iškrapštytos visus sėklas, kai prilimpa. Tai aš persikošiu, palaikau, kai subręsta visas šitas tirpalas, persikošiu ir susipilu į termusą ir turiu tokį dalykėlį, kuris mane tikrai pagelbėja nuo rijimo maratono. O pas mus jau įsisnygo. Vakar pliaupė lietus, buvo +3, o dabar jau žemiau 0,1 toks laipsnis, bet vėjas tai uraganinis. Naktį tiek baladojosi, tiek pūtė ir šiaurinis toks šaltas. Dabar įsisnygo, užsipūstė, tikros naujametinės šventės. Ir kur tik aš, ten ir mano draugas. Kur tik aš, ten ir mano draugas. Neina į lauką, žino, ką reiškia. Toks vėjai, sniegas. Reikia jį pasvert, pasižiūrėti, kiek mes prikaupėm ant žiemos. Atsimenu, rudenį, kai vežėm pas gydytoją. Palauk, kada čia buvo. Kai tik pasiėmėm ausytės, vežėm tvarkyti, tai buvo 3 kg 100 gramų. Šitą gerai atsimenu, nes tokio svorio gimė mano sūnus, tai man įstrigo visas šitas svoris. O dabar reikia pasvert, pasižiūrėti. Tik mes tik valgom ir miegam, dar kartais miau pasakom. Pradėjau čia virti tą savo arbatėlę. Žiūriu, reikia šiais metais susitvarkyti. Prikrytė visokių sėklų. Tai vėl tradicijų reikia laikytis, naujametams susitvarkyti. Tai vėl būsiu visus metus apsijaukus, apsivertus. Nors šitas mano stalčius kaip užkeiktas, niekada nebūna tvarkos. Tvarkyk ir tvarkyk. Paprasčiausiai, kai jėti prieskonius, kažkaip greitai sumetė. Pavyra, kartais dangtukas ten atsisuka. Nors faktiškai man jau reikėtų šitą indelį kažkokių kitokių, tokių siauresnių ir aukštesnių, nes daugiau tilptų. Šitą tokia labai jau pampučkos tokia. Jie yra geri, matosi, pastovi, aš tik tai susirašau čia, kas tas rašyta ant, užsiklijuoju tokią lipnią juostelę ir užsirašau. Tokie geri, bet jie labai daug vietos užima. Kai prisipili daug, mačiau, yra tokių aukštų ir plonų. Jie yra geriau stalčių organizuoti, negu su tokiais burbulais. Tik užvirė, pradėjo tokie burbuliukai burbuliuoti. Darau ant tokios palaikymo, pašildymo temperatūros ir tegu kokie 15 minučių pastovi. Aš toliau bardakinu. Eini patikrinti, kaip mama susitvarkė. Pažiūrėkim. Gražumėnas. Įdomu, kiek laiko, nes šitas stalčius kaip užkeiktas. Praeina mėnuo, tu bardakėlis jame atsiranda ir vėl tvarkyk. Bendrai yra kas veikti. Tvarkaisi. O jūs tikit, pavyzdžiui, naujametam, jeigu netlieki kai kurių darbų, ar ten kokį tai neužbaigtą darbą, ar tai mokesčių nesusimoki, ar ruošies tvarkyti ir nesusitvarkai iki naujų metų, ar tai būna? O aš žinokit, tikiu šito, nes gyvenime būna ir aš stengiuosi tai padaryti, nes aš skaitau, kad jau tu tas mintis nukreipi, tai jau kažkas turės vykti, jau judėti tam kampe. O mano 15 minučių praėjo mano arbatėliai. Dabar persikošiu į arbatį, į šitą termusą ir turėsiu visai dienai ką veikti. Man tai tikrai, sakau, padeda, nes truputį tą žarnyną pravalo, palengvina virškinimą, nes vis tiek buvo maisto apkrova, aš tiek pasniko tiek nevalgiusi, tai nekaip jaučiausi. Kalėdoms aš gavau tokius kvepalus. Ir man labai patiko, kad mažas buteliukas.
Bet aš nusipirkau mažą, dabar vat parduoda net tokiais. Čia aišku, jie gal, kaip pasakyti, būna kartais dedami prie brangių kvepalų, kokie tai kaip ir reklaminiai, bandomieji. Ir tokie parsiduoda, kaip aš pasižiūrėjau dabar internete. Aš niekada apie tokių kvepalų nemačiau, nes aš apie kvepalus labai silpnai ką žiūriu, o dabar Inga, kai žiūriu, tai pradėjau daugiau jau suprasti apie tos kvepalus. Ir man, kaip keista, aš niekada nemėgau saldžių kvepalų. Man niekada nepatiko ten Dolce Vita, kai buvo tie kvepalai. Negalėjau aš jų net uostyti. Net pykindavo nuo to saldumo. O vat šitą yra, nors ir eina ir vanilė, ir jelang, įeina visos saldžios natos. Bet jie kvepia visai kitaip. Ir man jie patinka. Ar aš čia subrendau, ar užaugau. Bet toks saldus, bet nepriklus man toks priimtinas širdžiai kvapas. Ir aš net nustebau, kad man patiko saldus kvepalai. Va čia įeinančios natos, čia tik prancūziškai rašo. Čia yra prancūzų firmos, tikrai ilgai išliekantis kvapas. Aš pasipurškiau, oi, kaip ilgai aš su juo buvau. Ir taip, taip tikrai realiai patiko, realiai maloniai. Taip maloniai dvelkė jie man ir neerzino. O taip saldus kvapai mane labai erzina, ir aš jų nelabai mėgstu. O va šitą man tikrai patiko. Tokią kalėdinę dovanėlę gavau ir net nustebau, kad man patinka, jau pradėjo patikti saldus kvapai. Tai tai, kad niekada nesakyk niekada. Jau pasivaikščiau, tai atrodau kaip iš namų išvaryta. Vėjas, uraganas, pūga, gerai, kad nesninga. Nėra taip šalta, bet tik vėjas toks stiprus. O šalčio apie 0, kokia ar -1, bet nedaugiau. O reikėjo išeiti, nes kačiukam reikia maisto. Atrodo, ir užsipirkom prieš kalėdas, bet pasirodo, negavom širdelių, nei skilvelių. Gavom tik inkstus kiaulių. O kiaulių inkstus valgo pas mane tik kruopą ir smakius. O kasė ir mūko nevalgo, tai vat reikėjo eiti šitiems mano gyvūnams. Atrodo, gyvūnai kaip gyvūnai, ką paduodi, tą ar valgo. Ne, kaip maži vaikai. Tai reikia visko žiūrėti ir jie ką valgo, ko nevalgo. Sauso davinio jie valgo tik iš bado, aš jiem labai mažai duodu tą sauso davinį, beveik nemaitinu jo papilių taip nakčiai, bet ir tai nesuvalgo niekas jo. Pas mane visi gyvūnai mėsėdžiai, tik mūka mėgėjas dar sausainių paknaboti. Visi šitie, kurie atėjo nauji mano šeimyną, tikri mėsėdžiai, tik mėsą duok, jie bus laimingiausi pasaulio. Konservus irgi tik kasė valgo. Jeigu labai jau skanius gauna, ten tą governmentintas brangius, tai dar suvalgo kruopą. Tai išlepinau visai, tai dabar va, bet kokiu oru man pašaliuok, valgyt pirkti. Einu per Pavilnį, nuėjau iki Lidlo, galvoju per Pavilnį tokį ratą apsuksiu, pasivaikščiosiu truputį. Sniegelio prisnygo, kaip ir žada ant naujų -15, šiandien žiūrėjo prognozę. Tai turėsim truputį žiemos normalios. Kol apėjau ratą, mane jau pradėjo tempti, parmaklienau. Tai ir užbaigsiu šiandien. Šiandien bus tokia. Toks mano iš dalelių sudėtas mano video. Kas atsitiko mano gyvenime, dar sudėjau.